Tai labas rytas dar kartą, su kažkuriais iš jūsų jau pasisveikinau, kitiems sakau labas rytas dabar. Ir kaip Ieva mane pristatė, mano darbinėje veikloje yra tokios dvi didelės dalis. Esu verslo konsultantas, lektorius, pranešėjas, susirinkimų moderatorius. Ir kartu turiu antrą savo darbinę gyvenimo pusę, esu profesionalus alpinistas, alpinizmo treneris, ekspedicijų kalnus organizatorius. Ir dažnai labai bičiuliai, draugai ar klientai manęs klausia: Mečislovai, kaip tau pavyksta tuos du dalykus suderinti į vieną, nes jie tokie labai skirtingi, ar ne? Mokymai vyksta arba online, arba gyvų susitikimų metu, bet visada tai būna uždarose patalpose. O alpinizmas tai yra veikla toli nuo Lietuvos, kalnuose, nes Lietuvoje mes kalnų neturim. Ir tai labiau sportinė veikla ir tai yra labai labai skirtingi dalykai. Aš sakau, mano galva, tie dalykai nėra tokie skirtingi. Dėl ko? Dėl to, kad, kaip Ieva paminėjo pačioj pradžioj, mes nei vienas gyvenime nedirbame po vieną. Mes visada turime komandą, arba esame komandos dalis, arba jai vadovaujame. Ir kalnuose yra taip pat. Po vieną kalnuose žmonės nelipa, nes tai būtų labai sudėtinga ir labai labai nesaugu. Ir kalnuose mums pavyksta pasiekti viršūnių, kurias norime pasiekti. Tai yra, jeigu surandame būdą komandoje bendrauti, bendradarbiauti, jeigu komandoje žinome vienas kito stipriasias pusės ir tas pusės, kuriam reikia pasitempti, jeigu surandame bendrą kalbą ir jeigu sugebam nusiteikti užsibrėžto tikslo pasiekimui laiku, tai viskas mums pavyksta. Ir kaip nebūtų keista, kai kalbu su įvairių sričių vadovais įmonės ir organizacijose, jie sako, tai labai panašu į tai, ką mes darom, ar ne? Mums su vienais žmonėmis komandoje lengva bendrauti, su kitais šiek tiek sudėtingiau. Mes visada turime siekti tikslų, savaitės, mėnesio, metų. Kartais tas tikslas būna toks labai naujoviškas, pavyzdžiui, ten naujos parduotuvės atidarimas, kas nevyksta labai labai dažnai kiekvieno iš mūsų gyvenime. Kartais tai būna naujo produkto įvedimas, o kartais tai būna, kad dalis komandos persikelia į kitą darbą arba į kitą padalinį, pas mus atsiranda naujų žmonių ir vėl reikia su jais susitarti. Ir lygiai taip pat, ką pasakė, kad kartos yra skirtingos ir tie iš mūsų, kurie esam vyresni, šiek tiek kyla klausimų, kodėl jaunesni žmonės yra vienokie arba kitokie. Kartais tiem iš mūsų, kurie esam jaunesni, kalbėdami su vyresniais žmonėms, sakom, kas čia per dinozaurai, iš kur pas juos tie tokie suvokimai. Tai ką šiandieną mes darysim? Šiandieną iš esmės kalbėsim apie komandiškumo vertę. Ir kadangi esu tas žmogus, kuris mėgsta pasakoti apie kalnus, tai iš esmės tuo ir dalinsiuos didžiąją dalį šito pranešimo. Darbuojuosi įmonėje TMD partneriai ir mūsų įmonėje yra labai daug įvairių padalinių. Aš pats esu komandos stiprinimo, emocijos kompetencijos ir asmeninio augimo padalinio darbuotojas. Ir tai, apie ką mes šiandieną kalbėsim, tai yra būtent apie tą komandiškumą ir su tuo susijusius dalykus. Vienas mokslininkas, Patrikas Lencioni, yra apibrėžęs, kad yra 5 ydos arba problemos arba sritis, kaip teisingiau jas pavadinti, komandoje, kurios atsiliepia bendradarbiavimui ir komandiškumui. Ir kaip pagrindą jisai tą apibrėžia kaip pasitikėjimo stoka. Tai yra, kad jeigu komandoje nėra bendro pasitikėjimo jausmo, ir jisai apima įvairias dalis. Ir vadovo pasitikėjimas visais komandos nariais. Komandos narių pasitikėjimas vienu kitu, tai visą laiką pradeda kelti tam tikras įtampas arba tam tikras situacijas, kurias mes nori ar nenori turime spręsti. Sekantis dalykas, jeigu su pasitikėjimu komandoje viskas yra ok, labai dažnai mes gyvenime vengiame konfliktų. Ką tai reiškia vengiame konflikto? Tai yra, kad galvojame, jog kartais galbūt, aš esu nepatenkintas arba man nepatinka vieno iš mano kolegų elgesys, man nepatinka, kaip kolega arba kolegė bendrauja su klientais, man nepatinka, kaip kolegė
bendrauja arba tvarko kažkokią dokumentaciją susijusią arba vykdo kažkokias procedūrinės užduotis, bet aš, vengiu to pasakymo, nes galvoju, taigi, Dieve mano, su tuo žmogum dirbu metų metais ir dirbsim toliau, tai negi dabar dėl kažkokios smulkmenos aš čia turėčiau kelti konfliktą. Atsitinka, kad jeigu konfliktas tai nėra būtent kažkoks aštrus, kumščio daužimas į stalą, balso pakelimas ar kažkokios panašios tokios ekspresyvios išraiškos, tai yra labiau nuomonių išsiskyrimas, į kurį yra įtrauktos emocijos. Ir mes žinom, kad jeigu vieną kartą esu nepatenkintas kolega, kitą savaitę 2 kartus buvo nepatenkintas, tie dalykai po truputėlį mumise kaupėsi, o kai jų prisikaupia daugiau, dažniausiai tai visada turi tam tikrą sprogimą. Ir iš savo gyvenimiškos patirties, iš savo bendravimo su antrosiomis pusėmis žinome, kad gal kol to emocijų yra nedaug, kol jos yra mažos, geriau būtų tą klausimą išnagrinėti, nes jeigu jau tą klausimą nenagrinėjom, nesprendėm laiku, kai tų emocijų buvo nedaug, kai jos sprogo, tai jos dažniausiai tos sprogimo pasekmės būna pakankamai sudėtingos. Komandos, kuriuose yra su pasitikėjimu, kurios moka konstruktyviai spręsti konfliktinės situacijas, sekanti bėda tai yra įsipareigojimo stygius, nes kartais gyvenime taip jau būna, kad aš pagalvoju, kad kodėl aš darau daug daugiau negu vienas arba kitas mano kolega. Arba kartais aš galvoju, kad aš galėčiau išmokti šitos naujo dalyko, naujos situacijos, bet jeigu yra žmogus mūsų komandoje, nežinau, ten Simona, Antanas ar Rimas, kuris tą dalyką daro gerai, tai ką man sukti galvą ir ką man prisimti kažką papildomo, jeigu yra žmogus, kuris tą moka. Tai labai dažnai arba mes jaučiame nuoskaudą, nusivylimą, jeigu prisimam didesnę atsakomybę ir per daug didesnį įsipareigojimą, arba lygiai taip pat kartais esam linkę prisimti mažiau to įsipareigojimo dėl to, kad yra žmogus, kuris tą puikiai moka daryti. Sekanti yda komandoje tai yra atskaitingumo vengimas ir šitoj vietoj labai dažnai būna, kad ar mes keliame vienodus reikalavimus visiems žmonėms. Natūralu, mes visą laiką sakom, ar ne, kad šitas darbuotojas darbuojas pas mus nesenai. Tai su to viskas yra okei, bet jeigu paimam žmonės, kurie dirba ilgą laiką, pavyzdžiui, ar visi moka spręsti garantinio skundo arba pretenzijos klausimus, kai ateina klientas. Nes vieni klientai ateina tiesiog sako, žiūrėkit, mano galva čia su šituo rūbu kažkas ne visai gerai, tai mes galim tą daryti paprastai. Kartais ateina klientai su labai daug emocijų ir mums tada pasidaro labai labai sunku ir mes šitoj vietoje sakom, žiūrėkit, aš šitoj pakviesiu seniau dirbančią kolegę ir jie tikrai jau jums duos atsakymus į tos visus klausimus. Ir į ką šitų 4 ydų kokteilis susidėlioja, tai yra, kad mes nesirūpiname rezultatais. Mes labiau kartais pamirštame, kad visi mes dirbame tam, kad mes asmeniškai, tiek mūsų padalinys, tiek mūsų organizacija pasiektų tam tikrų rezultatų ir mums labai atrodo, kad rezultatas tarsi jisai savaime priklauso nuo tam tikrų dalykų, bet ne taip stipriai priklauso nuo situacijos mūsų komandoje ir nuo mūsų bendradarbiavimo komandai. Tai dabar truputėlį pailiustruosiu visus tos pačius dalykus pavyzdžiais iš kalnų. Tai kaip ir sakiau pačioje pradžioje, tai yra pasitikėjimas ir pasitikėjimo stoka, jinai susideda iš tokių 4 dalykų. Ką mes darom kalnuose, tai nebijom parodyti savo silpnumą. Stengiamės būti maksimaliai atviri vienas su kitu ir sugebam pripažinti savo klaidas. Kodėl šitie elementai yra labai svarbus ir kaip mes tą darome, kad prastai, kai išvykstame į naują ekspediciją, susiformuoja nauja komanda, gali būti 6, gali būti 8 žmonės, labai retai bus daugiau negu 8. Pirmas 3-4 dienas, kiekvienos dienos pabaigoje mes darom tokį dienos uždarimo ratą. Ir pirmosiam dienom, tam, kad atvirumas ir pasitikėjimas būtų suformuotas, mes visada kalbam apie dalykus, kurie mums tą dieną nepavyko. Ir dažnai tą ratą atidarydamas pradedu, sakydamas, šiandieną aš
ne visai tinkamai suvaldžiau laiką išėjimo metu. Tai yra, mes užgaišom pusę valandos vėliau, reikėjo man vis tik tai jumis pakelti anksčiau, man reikėjo griežčiau pakontroliuoti, kad visa tai vyktų ir čia yra mano klaida. Aš neskyriau pakankamai dėmesio, dėl to mes išėjom pusvalandžiu vėliau ir žiūrėkit, mums reikėjo įrenginėti stovyklą prasidėjus lietui, šlapiam sniegui arba dideliam vėjui. Jeigu aš būčiau iš ryto tą procesą padaręs žymiai greičiau, efektyviau, tai jisai būtų pavykęs. Sekantį šitoj mūsų vakaro aptarimo rate duodu žodį žmogui, kuris daugiau keliauja, su kuriuo daugiau esam keliavę kartu ir jisai irgi dažniausiai pradeda nuo to, kad įvardindamas savo tai, kas jam nesigavo tą dieną. Ir čia atsiranda kitiem ekspedicijos nariam, dalyviam toks pakankamai įdomus klausimas, kad, žiūrėkit, ekspedicijos vadovas kalba ne apie tai, kaip čia gerai mes šauniai šiandieną pavarėm, o kalba apie tai, kas nepavyko, kitas žmogus irgi pasako apie tai, kas nepavyko, tai skatina žmonės pagalvoti ir drąsiai įvardinti klaidas arba situacijas, kuriuose jie galėtų būti geresni. Nes jeigu įsivaizduojat žmonės, kurie išvažiuoja į kalnus, tai dažniausiai būna sportiškai gerai pasirengę ir parengti, nusiteikę tokie galintys miegoti su akmeniu po galvą, nevalgyti 3 dienas, negert vandens visą parą laiko ir tokiem žmonėm parodyti arba pripažinti savo tai, kas tą dieną nepavyko, yra toks pakankamai sudėtingas dalykas, nes įprastai mes taip jau norim pasakyti, aš čia šiandien gerai jau, aš šiandien daug nešiau, aš šiandien ten kėliausi anksti, aš šiandien čia stačiau palapinę pučiant dideliam vėjui. Bet kai mes tą padarom, tai formuoja pasitikėjimą komandoje vienas kitu ir šitoj vietoj atsiranda toksai dalykas, kai aš žinau, kad aš nebijau komunikuoti apie tai, kas man nesigauna, žmonės komandoje irgi drąsiai apie tai kalba, aš nebijau paprašyti pagalbos, nes mes nesam nei vienas universalūs kariai arba universalūs žmonės sugebantis viską. Ir kai mes įvardinam tai, kas man nesigauna, tada nėra sunku ar nėra gėda paprašyti pagalbos, kurios reikės. Jeigu kažkuriam žmogui sunku keltis ryte čirškant žadintuvą, jisai sako, čia, kad būkit geri, aš žinau, kad aš turiu savybę, jog suskambo žadintuvas, aš jungiau snūzą ir toliau miegu, būkit geri, kai mano žadintuvas suskambo, jeigu aš tą padariau, pajudinkit, kad aš atsikelčiau ir pradėčiau judėti, nes tiesiog tokios, taip aš esu įpratęs. Sekantis etapas, ką ir pasakojau apie įdas komandoje, trukdančias bendradarbiavimui, tai vengimas konfliktų, nes labai dažnai, kai mes vengiam konfliktų, mes juos kaupiam, juos atidedam, o jie kažkurio metu sprogsta. Maždaug nuo 3-4 ekspedicijos dienos mes uždarydami dieną ir turėdami bendrą komandos tokį apsitarimą ar bendrą komandos ratą, mes truputėlį pakeičiam tempą. Mes ne vien tik tai pasakojam apie tai, kas man nepavyko arba ir kas man pavyko, mes pradedam duoti grįžtamąjį ryšį vienas kitam. Ir grįžtamąjį ryšį vienas kitam duodam vadovaudomis tokią taisyklę, jeigu man nepatiko kažkokie 1 arba 2 dalykai komandos nario, aš apie juos jam pasakau. Bet jeigu aš suradau 2 dalykus, kurie man nepatiko, aš būtinai tą dieną turiu surasti ir 2 dalykus, kurie man patiko to žmogaus elgesyje. Ir visada pradedam nuo tos neigiamos informacijos pateikimo, o užbaigimui periname tą teigiamą, į tai, kas man patiko. Ką tai duoda? Mes nei vienas nesam tobulas. Mes nesam geras arba blogas žmogus mano galva, mes tiesiog kaip ir kiekvienas žmogus darome gerų ir blogų sprendimų. Ir kartais darom gerų ir blogų veiksmų. Ir kai mes kalbam apie gerus ir blogus veiksmus, mes juos iškeliam į dienos šviesą, jie nesiakumuliuoja, nesikaupia, nes jeigu mes ilgai nekalbam apie dalykus, kurie mus erzina, kurie mums nepatinka, tai natūraliai tas visada turės sprogimo, o tada jau sutvarkyti to sprogimo, emocinio sprogimo pasekmes tikrai reikia žymiai daugiau energijos, žymiai daugiau pastangų. Ir jeigu aš sakau, sveikas Edgarai, šiandieną man nepatiko 2 dalykai. Vienas dalykas, kad tu turėjai paimti daugiau vandens, bet tu paėmė jo mažiau, tai ekspedicija mums trūko. Bet aš už ką esu tau dėkingas, kad tuo momentu, kai tu supratai, kad vandens trūksta,
tu per pertraukėlę nuėjai, paieškojai jo papildomai, atnešai visiems ir pasakėjai, sorry, komanda, kažkaip, nežinau, kas man ten sušvietė į galvą, bet aš pasiėmiau per mažai vandens ir kadangi buvo atsakingas už vandenį 2 arba 3 žmonėms, kuriais jau kartu, tai aš pasistengiau tą išspręsti. Ką tai duoda? Tai duoda emocijų nesikaupimą, duoda sudėtingų situacijų neperkelimą ateitį, sprendimą jį dabar. Ir kaip ir sakiau, kadangi vardinam 1 arba 2 neigiamus poelgius žmogaus arba neigiamus padarytus sprendimus, bet jeigu įvardinam teigiamus, mums nėra po tos dienos jausmo, kad aš čia viską šiandieną darau blogai. Ir arba lygiai taip pat nesusiformuoja jausmas, kad viską idealiai aš darau gerai. Nes taip tiesiog nebūna. Mes esam žmonės ir mes darom ir gerus, ir blogus sprendimus. Tiesiog labai svarbu sugebėti mums patiems apie juos kalbėti, sugebėti juos įvardinti ir spręsti. Įsipareigojimai. Ar tikrai mūsų visų tikslas tas pats? Ir papasakosim tokią istoriją, nutikusią prieš gal 10 metų. Esu žmogus užkopęs į buvusią aukščiausią Sovietų Sąjungos viršūnę, tada jį vadinosi komunizmas. Kitas kalnas yra Tadžikijoj, dabar jis vadinasi Izmailas Amony. Ir esu vienas iš tų žmonių, kuris buvo komunizme. Kaip čia galiu sąžiningai pasakyti, kad nieko gero tam komunizmo projekte nėra. Tai jeigu yra tokia idėja, kad komunizmas būtų gera visuomenės organizavimo forma, tai iš savo patirties galėsiu pasakyti, aišku, nebuvau komunizme, kai visuomenės organizavimo forma buvęs ant kalno, vardu komunizmas, tai nieko gero ten nėra ir iš tikrųjų tai neturėtų būti ta idėja, kurios mes siekime. Grįžau iš tos kelionės, paskambino mano senas bičiulis alpinistas vardu Vytenis, sako, Mečiai, žinok, kad kaip sako, praleidau tavo, kad tu šiais metais važiavai komunizmą. Jeigu būčiau žinojęs anksčiau, tai tikrai būčiau skambinęs ir derinęs, kad vykčiau su tavim, nes čia yra vienas iš mano tų svajonių kalnų. Ir Mečiai noriu tau pasakyti, jeigu kartais sugalvotum vėl važiuoti komunizmą, nepamiršk manęs, painformuok, nes labai mielai važiuosi tenai, o Vytenį, žinai, kadangi šiemet komunizme buvau, tai gal kada nors ir važiuosiu, bet nesu tikras. Ta tikrai ne kitais metais. Praeina gal mėnuo, kažkurio laiko Vytenis skambina man, sako, žiūrėk, Mečiai, čia buvau susitikęs su mūsų tokiu bendru pažįstamu vardu Rimas, papasakojo apie komunizmą, sako, jeigu važiuotumėm, jis irgi norėtų. Žiūrėk, mes jau 2 esam, maža ką, gal tu, žinai, labai toli tos idėjos nenukelnėk, aš sakau, Vytenį, labai viskas faina, bet žinok, aš turiu planą važiuoti kitais metais į Pakistaną, visai kitus kalnus, jeigu norėtumėt su Rimu galite jungtis, jie kažkaip sako, kažkaip mums tas komunizmas dar vis galvoj šviečiasi. Po kažkurio laiko paskambina kita pažįstama alpinistė, lietuvė moteris, sako, Mečiai, girdėjau, kad ten su Vyteniu ir su Rimu kalbėjot, kad gal komunizmą vėl važiuosit. Jeigu kartais važiuotumėt, norėčiau prisijungti prie jūsų, nes šiuo metu kažkaip išaiškinau, kad nėra nei vienos lietuvės moteris buvusios komunizmo viršūnė. Po kažkurio laiko ta mergina sako, žiūrėk, dar turiu vieną bičiulę, kuri irgi norėtų važiuoti tenai. Tai jeigu kartais planuoji, kelionė dėliosis, mes esame 4, 2 moteris, 2 vyrai, tu, reiškia 5. Ir taip gyvenimas kartais, kaip sakom, mes planuojam, Dievas šypsosi, taip ir mano gyvenimas, tai sekantis metais sudėliojo taip, kad planas Pakistanas neišdegė ir pradedu galvoti, ko užsiimti, nes kiekvienais metais, kai važiuoju į kalnus, visą laiką stengiuosi turėti vieną didesnį projektą, kuris užtruktų ten 4-5 savaitės ir keletą trumpesnių kelionių, kurios užtruktų 10 dienų arba 2 savaitės maksimum. Ir pradedu galvoti, kad, kaip prie komunizmo buvau, visą situaciją žinau, labai geri santykiai su įmonė, kurių yra įrengusi bazinę stovyklą. Yra 4 žmonės, kurie norėtų važiuoti plus aš, ir staiga mano galvoj tas planas Pakistanas nutolsta labai toli, vėl atsiranda mintis gal grįžti pakartoti tenai, susisiekiu su bazinės stovyklos organizatoriais, jie sako, Mečiai, labai faina, aišku, faina, atsimenam tave, jeigu dar atvažiuosi ir atsiveši dar keletą žmonių, tikrai labai džiaugsimės, ten sąlygas jums geresnės padarysim ir taip toliau. Kai pradedu derintis su visais 4 žmonėmis, antra prisijungusi mergina sako, žiūrėkit, sako, praeitais metais buvau kalnuose Kirgizijoje
Tintainio kalnuose, susipažinau su tokia labai fainas alpinistų iš Sibiro komanda, buvo tenai toksai Evgenijus, kuris sakė, kad jeigu mes kartais važiuotumėm į komunizmą, jis irgi norėtų prie mūsų jungti, jeigu mečytų nesiprieš, gal mes tada esam 5 dalyviai, plus tu mūsų komandos vadovas. Alpinizmas jau turi tam tikrą savo savybę, kad labai gerai, jeigu žmonių skaičius yra lyginis. Reiškia, 2 dalyviai, 4 dalyviai, 6 arba 8, nes tada žymiai lengviau yra dalintis visom pareigom, darbais ir užduotimis. Ir atrodo, mes visi 6 važiuojam į Pamyro kalnus, užkopti viršūnę komunizmų. Liktai tikslas mūsų visų yra vienodas. Ar tikrai? Ir va čia pasidaro toks labai labai įdomus klausimas. Ar aš norėjau važiuoti tenai? Ne. Nes turėjau visai kitą planą. Ar aš jau esu buvęs ant to kalno viršūnės? Taip. Dėl ko aš važiavau? Dėl to, kad tiesiog gyvenimo aplinkybės taip susidėliojo. Ar aš noriu įkopti? Taip, bet ar man tai yra kažkoks kritinis ar labai labai svarbus mano asmeninis tikslas? Tikrai ne. Vytenis, taip, jisai nori būtent į šitą kalną. Tai jo tikslas ir jo įsipareigojimas yra maksimalus. Rimo gyvenime tuo metu vyko tokia asmeninė drama arba peripetija, savo tokį vidinį klausimą, skirsis ar nesiskirs, ar jie lieka toliau kartu su žmona, ar vis tik tai suka skirtingais keliais. Ir Rimas norėjo išvykti ilgesnę kelionę, kad galėtų šiek tiek atsiriboti nuo situacijos, nuo namų klausimų ir priimti sprendimą. Pirmoji prisijungusi mergina turėjo tikslą užkopti šitą kalną, nes nėra nei vienos lietuvės moteris buvusios ant jos viršūnės. Antra prisijungusi mergina prieš porą metų išsiskyrė savo vaikiną alpinisto, kuris sako, žiūrėk, į aukštus kalnus vis tik tai tu negali eiti, nes tu nesi tokia, sportiška, geros formos, kad galėtum tokius projektus realizuoti. 2 metai žmonės jau išsiskyrė, bet vis dar norėjo įrodyti savo buvusiam vaikinui, kad jis yra neteisus. Prie mūsų prisijungęs Sibiro alpinistas Evgenijus buvo įsimylėjęs antrą merginą ir jam, jeigu sąžiningai, visiškai buvo vienodai, į kurį kalną kopti, svarbu, kad jie būtų kartu. Ir ar mūsų visų įsipareigojimas buvo tas pats? Ne. Ir iš mūsų 6 į viršūnę įkopė tik tai 2. Įkopė Vytenis ir įkopė pirmoji mergina, kuri buvo pirmoji lietuvė to kalno viršūnėje. Dabar kodėl? Po 3 savaičių visų paruošiamųjų darbų, įrangos ir maisto nešimo į tarpines stovyklas, Rimas pasikviečia mane, sako, Mečys, sako, galima iš viršūnę nekops? Aš sakau, Rimai, kodėl spaudu 3 savaitės dirbai, žinai, paruošei viską, darai viską dėl komandos, kodėl tu nusprendėjai nebekopti? Sako, žinai, realiai atvažiavau tam, kad pabūt biškį su savo mintim, o sako, visą laiką aš esu su kažkuo. Ir sako, realiai 3 savaitės prasidėjau, net neturėjau nei vienos dienos pabūti ir pamastyti apie savo asmeninį gyvenimo klausimą, kurį šiuo metu turiu. Ar galima aš pakilu su jumis iki 2 stovyklos, ten laukiu, duokit man raciją, reikės pagalbos, ateisiu, padėsiu. Reikia surinkti stovyklas ir nunešti įrangą, viską padarysiu, bet sako, norėčiau kokią savaitėlę pabūti vienas. Na, aš sakau, Rima, jeigu reikia, tai reikia. Bekopiant, paskutiniai stovykloje antroji mergina susirgo, peršalimas, aukšta temperatūra, natūraliai iš karto buvo aišku, kad reikia leisti žemyn, kad reikia papulti arčiau medikų, kad neturėtume kažkokių labai skaudžių ir liūdnų pasekmių. Ir aišku, kas sutiko ją lydėti žemyn, vaikinas, kuris ją yra įsimylėjęs, laikas kartu su mergina, kuri jam patinka. O vienas sergantis plus vienas lydintis ne visai yra geras sprendimas kalnuose. Tai aš, kadangi jau kalno viršūnėje buvau buvęs, aš sakau, žiūrėk, mes 3 judam žemyn, judu Vytenį ir dalyvę judėkti viršų, jeigu reikės pagalbos kviečia Rimą. Tai taip ir gavosi, ar ne? Ir šitoj vietoj labai labai yra svarbu, kad tam, kad komanda bendrai pasiektų tikslų ir būtų visi žmonės maksimaliai įsitraukę, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, yra labai labai svarbu suprasti, kad be bendrų įmonės tikslų visada yra ir asmeniai. Ir jeigu norim maksimalaus žmogaus įsitraukimo, mes turime išgirsti visų žmonių požiūrius, visų žmonių nuomonės ir surasti, kad kiekvieno asmeninis tikslas bent kažkokia maža dalimi būtų įgyvendinta siekiant didelio tikslo. Ir jeigu mano toj pasakoto istorijoje Rimas turėjo laiko apgalvoti ir
pasvarstyti savo gyvenimo klausimus, kas labai smagu, kad neišsiskiria, susilaukia dar vieno vaikelio ir iki šiol gerai ir laimingai gyvena kartu. Tie žmonės, kurių tikslas buvo kalnas, jie tą kalną pasiekė. Aš jau kalno tikslą buvau pasiekęs, man buvo esmė vykti kartu su žmonėmis, organizuoti tą ekspediciją, aš ją turėjau. O Jevgenijus, kadangi jam norėjosi pabūti, kaip galima daugiau laiko praleisti su mergina, kuri jam patinka, irgi tą turėjo. Tai mes galim pasiekti ir įsipareigojam tik tai tada, jeigu mano asmeninis tikslas bent iš dalies yra susijęs su bendros komandos tikslais, arba su padalinio tikslais, arba su įmonės tikslais. Atskaitingumas. Kalnuose komanda visada juda lėčiausiai judančio žmogaus greičiu. Jeigu žmogui tą dieną trūksta sveikatos, jeigu jis arba jį miegojo blogai, tai natūraliai tikėtis, kad tas žmogus šiandieną sublizgė savo sportiniais pasiekimais, savo atsidavimu arba įstraukimu yra pakankamai sudėtinga. Žinodami šitą dalyką, mes kalnuose visada skiriame dėmesio silpniem komandos nariam. Silpnas komandos narys tai nereiškia, kad žmogus fiziškai ar psichologiškai yra silpnas, tai reiškia, tą dieną tam žmogui kažkas nesigauna. Jeigu esam pastebėję irgi, ar ne, kad savo darbuose, žinot, jog šiaip žmogus puikiai bendrauja su klientais, bet tą dieną dėl kažko nesigauna, labai dažnai dėl kažko yra arba asmeninės aplinkybės, arba situacijos kažkokios darbo ribų, arba gali būti konfliktas tarp dviejų darbuotojų komandoje, kuris atsiliepia komandos to žmogaus darbo gebėjimų. Tai žinodami, kad mes kiekvienas kartais būnam stiprus, kartais būnam silpni, kartais būnam efektyvus, kartais būnam mažiau efektyvus ir suvokdami, kad tai yra natūralu, mes įdedam pastangų, kad to žmogaus, tos dienos produktyvumas, rezultatyvumas būtų geresnis. Ir jeigu atvirumas komandų yra aiškus, suvokimas, jeigu žmonės nebijo konflikto, tai padėti kolegai, kuriai tą dieną reikia pagalbos, reikia daugiau dėmesio, savaime yra toks savaime suprantamas dalykas. Tai suvokdami, kad mes nuo mūsų visų priklauso bendras rezultatas ir kad mes visi turim maksimaliai įsitraukti, kad tą rezultatą pasiekti. Jeigu matom, kad kažkam tą dieną sekasi, ar tą dieną, ar tą savaitę silpniau arba prasčiau, skiriam tam dėmesio, tai tie visi dalykai, keičiasi į gerąją pusę. Ir kaip ir sakiau, pristatydamas Lencioni komandos ydas, kad visada rezultatas yra svarbus. Versle mes visada dirbame dėl rezultato, kalnuose mes irgi esame dėl rezultato, dėl viršūnės pasiekimo ir pasiekti tų rezultatų galime gerbdami asmeninius tikslus, siekdami kartu komandinių tikslų ir kai mums pavyksta tą padaryti, tai turim vienas kitam pasakyti ačiū, šaunuolė, fainai šiandieną pavarėm, šią savaitę mums pavyko įvykdyti mėnesio planą, pavyko padaryti inventorizaciją laiku, pavyko sutvarkyti kažkokius dalykus. Ačiū tau, ačiū komandai, šaunu, kad visi kartu mes tą darome. Ir savo patirties galiu pasakyti, kad šventimas pasibaigus ekspedicijai, užkopus į viršūnę yra vienas iš tokių pačių fainiausių dalykų. Visiems žmonėm to reikia. Ir tas pasibuvimas, pasidžiaugimas rezultatų kartu, jisai duoda tą tokį pasididžiavimą savim, pasididžiavimą komandoje ir tokią didesnę drąsą naujam iššūkiam, kurie mus lauks ateityje. Pabaigai pokalbio apie alpinizmą arba kelionės kalnuose noriu papasakoti tokią japonų alpinisto Toro istoriją. Vienais metais, tai buvo Tadžikija, ir atvažiuodamas į stovyklą, turėjau sveikatos problemą. Tai yra atsigėriau netinkamą vandenį
netinkamą vandenį, tai yra vandenyje buvo vandens parazitai, truputėlį apsinuodėjau, atskridęs į stovyklą malūnsparniu, pradėjau viduriuoti, mane pykino, tai forma buvo tikrai nekokia. Tai pirmas 10 dienų, nors dirbau gidų aukštuminiai stovyklai kalnuose, negalėjau atlikti jokio funkcijų, nes kursavau tualetas palapinę. Po kažkurio laiko kreipiausi į stovyklos gydytoją, sakau, žiūrėk, kažkas yra bėda, čia nėra taip, kad reakcija į maistą ar kažkokio netoleravimas, kažkas man nutiko, jis papasakojau, kaip jaučiuosi, kokią temperatūrą, kas su manim vyksta, jis sako, greičiausiai tu turi kažkokius virškinimo žarnyno parazitus. Visi man vaistų, pradėjau gerti vaistus, per 2-3 dienas viskas pradėjo tvarkytis, po 5 dienų jau jaučiu, kad visos buvusios bėdos mano lakstymas į tualetą baigėsi ir jau pradėjau norėti valgyti, aišku, pradžioje valgiau džiūvėsius, ten kietai virtus kiaušinius, bet jau jaučiu, kad viskas po truputėlį grįžta į prastinės ribas, prastinės normas. Pasikvietė mane gidų viršininkas, sako, Mečislavai, 10 dienų tu čia, sako, būsiu atviras, naudos tavęs jokios. Sako, tiesa, žalos irgi nėra, išskyrus tualetinį popierių, nes nieko, tu maisto čia nevalgai, alkoholio nevartoji, stovykloje jokių bardakų nedarai, sako, tik tai šliaužiai, tai lėtais žingsniais vieną arba į kitą pusę, sako, aš turiu tau klientą. Turim tokį Japoną, sako, 3 metus atvyksta pas mus. Prieš 2 metus atvyko, stovykla yra 4 km aukštyje, sako, sugebėjau užlipti iki 500. Sako, lėtas žmogus, žiauriai, labai sunkiai toleruoja aukštį, nes jeigu taip statistiškai pasakius, 40% žmonių negali kopti į kalnus 6 km be papildomų deguonies, tai tiesiog organizmo fiziologinės savybės to nepalaiko. Sako, čia prašliaužė prieš 2 metus, biškutį iki tų 5 užėjo, grįžo išskrido, galvoju, turėjo žmogus suprasti, kad aukšti kalnai ne jam. Tai, sako, praeitais metais vėl atskrido. Žinok, sako, praeitais metais jau buvo geriau, jau dalypo beveik iki 5,5. O viršūnė, kurią vadinosi Evgenija Koržanevskaja, virš 7 km. Sako, galvoju, per 2 metus žmogus turi suprasti. Sako, nepatikėsi, šiais metais, kai išlipo iš malūnsparnio, žiūrim į jį, negalim patikėti, galvoju, maža ką, gal pagreitėjo, gal kažkas su juo atsitiko. Bet, sako, juda lygiai taip pat blogai kaip ir praeitais ir užpraeitais metais. Viskas labai lėtai ir jam labai sunku. Sako, tai tu vos gyvas čia po to savo viduriavimo ir gydymo, jis labai lėtai juda, tai sako, būsit pakankamai gera komanda. Pradėjome mes Tutorų įkūpimą iš bazinės stovyklos, kur yra 4 km aukštyje, sekanti stovykla buvo 4,8, reiškia lėtai iki jos užėjom, po to pakilom iki stovyklos, kur yra 5,1, po to pakilom iki stovyklos 5,5, o paskutinė stovykla prieš viršūnę yra šiek tiek virš 6 km. Aš iš tikrųjų tame įkopime ir tame sezone, jaučiausi labai prastai, tas viduriavimas ir antibiotikai, vaistai prieš žarnyno parazitus, jie savo įtaką daro, tai forma mano buvo labai lėta, bet nežiūrint to, kad aš buvau labai lėtas, kokius 3 kartus lėtesnis negu esu įprastai, vis tiek buvau ženkliai greitesnis už savo Japoną. Kai pasiekėm paskutinę stovyklą, aš užlipau greičiau negu jis, nes paskutinė atkarpa buvo toks sniego takas, kaip čia šitoj nuotraukoje, kuris matosi, tai reiškia, galima nutolti vienas nuo kito, užlipau, palikau kuprinę, nusileidau iki Japono alpinisto, pasiėmiau jo kuprinę, užėjau su ją greičiau negu jis be kuprinės ir kai jis atėjo, man jau buvo akivaizdu aišku, kad mes nieko rytoj nelipsim, nes žmogus juda per lėtai ir tai yra per sunku. Ir kaip kartais moteris sako vyram, taip ir aš sakau, mums reikia su tavim pasikalbėti. Jis sako, Mečiai, aš jau daugmaž žinau, apie ką mes kalbėsim. Tai sako, ar galim sprendimą dėl įkopimo į viršūnę priimti rytoj iš ryto? Aš sakau, kodėl to iš ryto? Sako, aš noriu pamedituoti, noriu nusiteikti, noriu susiruošti, jeigu rytoj ryte aš jausiuosi blogai, tai mes tikrai niekur nekopsim. Kadangi mums reikėjo miegoti 6 km aukštyje, tai žinau, kad tą naktį niekas nemiega gerai. Nėra tokio varianto, jog pamiegojus mes jausimės geriau ir jisai jausis geriau, bet kažkaip bandai galva šoja tokia mintis, kam atimti žmogaus viltį iš vakaro, tai geriau naktys prasikamuoti palapinę ir tai niekur pas nebenorės ko. Sakau, gerai, reikia, jeigu nuspręsim rytoj, tai galim spręsti rytoj iš ryto, bet keltis mums reikia naktį, 3 nakties.
kad jeigu viskas yra okei, trečią nakties mes nusprendėm judam arba nejudam, arba nusprendžiam dabar iš vakaro. Sako, žiūrėk, čia keliamės trečią, jeigu aš jaučiuosi blogai, jeigu tu matai, kad mano susiruošimo greitis ir tempas yra per lėtas, tai mes tiesiog nei. Ir dar manęs sako, ar mečiai galėtum leisti man valandą pabūti palapinėje vienam. Aš sakau, gerai, pereinu į kitą palapinę, tai yra mano kolegos gidai, atsigeriam su jais arbatos, kažką užkandam, iškišu galvą iš gidų palapinės, matau, kad mūsų palapinėje šviesa jau užges. Oru nuėjo miegoti. Tiesiai savo palapinę, atsiguliau, išsimiegau, trečią nakties nuskamba radintuvas, matau, kad to keliasi ir labai greitai ruošiasi. Važiuoju ir galvoju, negaliu patikėti. Negaliu patikėti, kad žmogus, nelabai gerai miegantis naktį galėtų taip atsigauti. Nesuprantu, iš kur pas jį, jeigu galvoju, maža ką, gal ten tą meditaciją padarė stebuklą, ar kaip toks įvyko, dėl ko jis yra gyvesnis, bet taip jau yra. Mes išeinam, judam lėtai, bet jis juda ženkliai greičiau negu kelios dienos prieš tai. Ir aš nuo širdžiai stebiuosi, stebiuosi, iš kur jisai turi tų jėgų ir ant to kalno galioja taisyklė, kad ir viršūnę reikia pasiekti 3 valandą dienos, nes nusileisti iki stovyklos yra panašiai apie kokios 4,5 valandos, naktis pilnai sutemsta apie 8 ir matau, kad be 23 mes esam 100-150 metrų žemiau viršūnės. Ir šitoj vietoj aš pradedu galvoti savo viduje, kad tiek žmogus įdėjo pastangų, 3 metus iš eilės atvažiuoja, labai nori pasiekti šitą kalną, tai Dieve mano, žinau meteo prognozę, žinau, kad oras yra geras, žinau nusileidimo taką labai gerai ir galvoju, iš esmės, jeigu mes nusileisim ne 8, o 9 pusę 10, nieko nėra baisaus, nes oras yra geras. Takas yra aiškus, apatinė dalis yra ėjimas sniegu, tai nėra jokios bėdos, jeigu užkopsim į viršūnę ir šiek tiek vėliau. Viršūnę mes pasiekėm maždaug apie 4 valandą, atsisėdam ant jos, Tora sėdė, tos džiaugsmo ir euforijos ašarėlės biškutį rieda, aš galvoju, kaip faina visumoj, kad ne vakar nusprendžiau, jog nelipam į šitą kalną, nes žmogus realizavo labai didelę savo gyvenimo svajonę. Aš sakau, Toru, žiūrėk, trauk tą Japonijos vėliavą, aš tai padarau nuotrauką ir judam žemyn. Ir jis man sako, mečiai, viskas, žinok, aš neturiu jėgų. Sakau, Toru, nieko keisto, niekas neturi jėgų. Sakau, duok vėliavą, darau nuotrauką ir judam, nes jau šiaip valandą vėluojam. Jis sako, mečiai, žiūrėk, aš niekur neisiu, bet tau nieko už tai nebus. Tuo metu aš išgirstu žodžius, aš niekur neisiu, tau nieko už tai nebus, suprantu, kad kažko nesupratau, aš sakau, Toru, vertinu tau humoro jausmą, bet judam žemyn ir jisai sako, ne, mečiai, aš jau vakar supratau, kad aš turiu jėgų tik į vieną pusę, atgal grįžti negaliu, bet čia mano gyvenimo kalnas, o kad tau nieko nebūtų, aš parašiau 2 laiškus, įdėjau jos kuprinį į viršų, vienas laiškas yra mano šeimai, mano žmonai, apie tai, kad nebūtų jokių teisinių ieškinių prieš įmonę, nes čia yra mano sprendimas, kad aš tave apgavau ir nusprendžiau, kad čia mano gyvenimo kalnas, šurlipo ant jo mirti. Ir kad tau nebūtų jokių bėdų, kitą laišką parašiau gidų viršininkui ar stovyklos viršininkui, kad tu grįžti vienas be kliento, nes aš tiesiog neturiu jėgų ir aš jau iš vakar tą nusprendžiau. Aš klausau to žodžius ir galvoju, kad kažkas arba mano galva neveikia, arba aš angliškai nesuprantu, nes čia yra kažkokia nesąmonė. Mes kopime į kalnus tam, kad visada grįžtumėm atgal, kad būtumėm geresni žmonės savo šeimom, savo artimiesiam, vaikam, mylimiesiam. Ir čia kažkas, tada galvoju, esu girdėjęs ten, kad japonų seneliai kopia į aukščiausią Japonijos viršūnę Fujiyamą ir jo lieka numirdavo čigriukas arba japoniškas airis. Ir daug kartų su juo bandau įtikinti, bandau kažką pasakyti, jis sėdė, sako, mečiai, negaišk laiko, kol švieso į žemyn, nes aš jau viskas, aš jau mirsiu ir aš čia lieku ir tiek jau to. Tuo momentu nežinojau, ką daryti, man pasisekė, šiek tiek po 4 užkopė dar vienas gidas su 2 klientais, gidas buvo tadžikas, jo vardas buvo Šomsas, tai reiškia lietuviškai būtų Saulius arba Saulė. 2 klientai iraniečiai, reiškia, nes tadžikai ir iraniečiai kalba farsi kalba, čia kaip mes lietuviai ir latviai, ar ne, kad iš esmės biškutį vienas galima suprasti.
vienas kitą galime suprasti ir Šomsas sako, čia ko iš čia sėdit, sako, jau ir taip vėlai, sako, ko tu neini žemyn. Ir aš papasakoju visą tą istoriją Šomsui, jis sako, čia nesąmonė. Man jisai padarė netikėtiną dalyką, jisai priėjo, pakėlė akinius, nusimovė pirštinę ir skėlė Japonui antausį. Vieną antausį, antrą antausį, trečią antausį, po kažkurio laiko Japonas pradėjo pykti, rėkti, sako, jūs mane žeminat, jūs neleidžiat man numirti oriai ir visa kita. Ir čia Šomsas pasakė žodžius, kurie man, taip, iki šiol nustebino, sako, žiūrėk, sako, jeigu nori mirti ne ant viršūnės, palipam biškį žemiau, 100-200 metrų, sako, ten gali sėdėti ir tiek jau to, nes, sako, Dieve mano, bus čia kažkoks sušalęs džiuvęs Japonas ant kalno viršūnės, sako, nuotraukas visiems gadins. Pyktyje yra energija, pyktyje yra jėga ir Toru sako, gerai, palipam žemyn. Mes įsirišom jį tarpusavį, reiškia, aš jau pirmas, Japonas antras, Šomsas jau trečias. Šomsas paprašė tų klientų, su kuriais užkopė iraniečiai, sako, pasileiskit žemyn, ištirbinkit vandens, padarykit arbatos, kad būtų karšto gėrimo. Mes nusileidom apie 200 metrų žemyn ir gavom arbatos, atidavėm visą cukrų, gliukozę, kiek turėjom ir Japonas sutiko leistis kartu su mumis iki stovyklos. Nežinau, kokiu būdu jis iki tos stovyklos nusileido. Mes grįžom gal vidurį nakties, apie 12, atsigulė, ryto iš karto išjungė, apklostėm jį, ryte, kai aš atsibudau, jis sėdėjo ir sako, sako, man gėda. Aš nežinau, kas man vakar užėjo. Sako, aš turiu 2 vaikus, man 40 keli metai, man jos reikia užauginti. Sako, aš neįsivaizduoju, kas man vakar buvo ir kodėl aš priėmiau tokius sprendimus. Aš Toru atsakiau tada, žinai, Toru, kas buvo vakar, svarbu, kas yra šiandien, svarbu, kad tu esi gyvas, svarbu, kad mums grįžti iki stovyklos, o tau reikia grįžti atgal, auginti savo vaikus, daryti savo darbus ir džiaugtis gyvenimu ir kalnais, kiek tu nori, kiek gali. Tai iki šiol gaunu iš jo kalėdinius sveikinimus, kiekvienais metais. Jisai man vis laiks nuo laiko padėkoja už tai, kad yra gyvas ir kad toliau gyvena. Kodėl papasakojom šitą istoriją? Nes šitą istoriją jinai labai gerai atspindi tas bendradarbiavimo komandoje ydas. Pirmas, ar buvo pasitikėjimas, ar Toru turėjo pasitikėjimą manim, ar aš turėjau pasitikėjimą juo. Aš turėjau pasitikėjimą, kad jis nenori mirti, o jisai, vengdamas pasitikėjimo, išsiuntė mane į gidų palapinę, priėmė sprendimą, kad jis jau kops į viršūnę ir tenai liks, ir dėl to parašė 2 laiškus. Ar aš bijojau konflikto su juo, ar jis bijojo konflikto su manim? Taip, nes jisai vengė viso šito dalyko ir tai atvedė mus į situaciją, kuri buvo, sudėtinga. Ar mes turėjome vienodą įsipareigojimą, nes mano įsipareigojimas užkopėm ir nusileidžiam, jo įsipareigojimas buvo užkopėm ir liekam. Ar mes buvom vienodai atskaitingi? Ar mes abu matėm situaciją taip pat ir darėm lygiai tą patį? Iš esmės ne. Ir mes turėjom skirtingą rezultatą arba skirtingą tikslą. Jo tikslas buvo užkopti ir numirti, o mano tikslas ramiai grįžti ir toliau darbuotis.